Patikrinus šį automobilį, gedimų nepavyko rasti, nes automobilis šiaip yra prižiūrėtas ir net neseniai atliktas techninis aptarnavimas. Čia, kaip sakant, mūsų pastovus klientas, kurį mes prižiūrim jo automobilį. Na, bet jeigu kartais šie automobiliai susiduria su gedimais, su kuo jie būna susiję? Na, dažniausiai tokie nemalonūs gedimai ir gan brangiai atseinantis, tai yra purkštukų gedimai, tai yra dažniausiai dėl netinkamo kuro. Taip pat problemos su turbinom būna, jeigu netinkamą tepalą naudojat ir jeigu nelaiku jį keičiat. Ir dar yra kietųjų dalelių filtras, kuris užsikiša dažniausiai prie 160 000 ridos. Tai reikia keisti. Jeigu neklystu, šiam automobiliui yra elektroniniu būdu padidinta variklio galia. Tai kokiegi būtų skaičiai? Yra pakelta nuo 240 arklių iki 290 arklio galių ir taip pat sukimo momentas yra pakeltas nuo 500 iki 580, apie 80 Nm. Tai įtakoja labai gerą trauką, priešingai negu buvo. Galbūt sumažėjo kuro sąnaudos? Kuro sąnaudos sumažėja 7%, variklis dirbs mažesniais ūkiais ir to pasekoje susitaupys kuras. Nu, jeigu kalbėtume apie šalutinį poveikį varikliui, ar kažką tai būtų galima paminėti? Na, visų pirma, mes prieš tuninguodami automobilį, tai visų pirma patikrinam visus variklio agregatus, ar jie yra tvarkingi, ar jie veikiantis, tiek pačius purkštukus, tiek turbiną. Ir jei jie yra tvarkingi, tai mes tik tada galim didinti variklio galį. Jei ne, pradžiai pašalinsim gedimus ir tik tada padidinsim variklio galį. Nu, jeigu man, tarkim, nelabai patiko tai, kas padaryta, ar yra galimybė visą tai grąžinti į prieš tai buvusią būseną? Taip, yra galimybė, pas mus yra 7 dienų pinigų grąžinimo garantija ir taip pat atstatymo, kas prieš tai buvo.